Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Viešpat su jumis. Kartu su Šventaja Faustina, su nuostaba stokime priešais Dievą, jam palenkime savo gyvenimą, savo širdį ir prašykime, kad jo malonė dosniai mus ir toliau vestų per kiekvieną mūsų gyvenimo dieną. Viešpat su jumis. Iš Šventosios Evangelijos pagal Matą. Jėzus kalbėjo savo mokiniams: ne kiekvienas, kuris man šaukia viešpate, viešpate, įeis į dangaus karalystę, bet tik tas, kuris vykdo mano dangiškojo tėvo valią. Kas klauso šitų mano žodžių ir juos vykdo, panašus į išmintingą žmogų pasistačiusi namą ant uolos. Prapliupo liūtis, ištvino upės, pakilo vėjai ir daužėsi į tą namą. Tačiau jis nesugriuvo, nes buvo pastatytas ant uolos. Kas klauso šitų mano žodžių ir jų nevykdo, panašus į paiką žmogų, pasistačiusi namą ant smėlio. Prapliupo liūtis, ištvino upės, pakilo vėjai ir daužėsi į tą namą. Ir jis sugriuvo, o jo griuvimas buvo smarkus. Tai viešpaties žodis. Ta diena giedos judo žemėje tokią štai giesmę. Šiandien pirmajame skaitinyje tai ne prozą girdėjome, bet giesmę girdėjome. Nuostabų atodūsį pranašauja Izaijas išrinktai tautai. Giedosi iš nuostabos, kai matysi, ką Dievas daro tavo gyvenime, tautos gyvenime, šeimos, giminės gyvenime. Senovės semitų mąstyme giedojimas yra laisvės, yra džiaugsmo ženklas. Ir Dievas ir vėl išlaisvina Izraelį iš priešų ir suteikia jam apsaugą, todėl į jį šiandien plaukia šlovinimo giesmė tiek pirmajame skaitinyje, tiek psalmėje. Nuostaba kyla Izraeliui Dievo atžvilgiu. Ir ne todėl, kad Dievas deklaruoja, kad Dievas apsiskelbia, kad aš išgelbėsiu, bet viešpats iš tiesų gelbsti, jie tai patiria. Senasis testamentas, mielieji, aprašyti įvykiai 2000 metų senumo. Gal 2000 metų pakanka laiko suprasti, kad Dievas meluoja, jeigu sakytų, kad gelbėsiu, bet negelbsti, pažadu, bet nevykdau pažado. 2000 metų čia daug ar mažai? Daug. Ačiū labai. Tai yra žiauriai daug. 2000 metų. Tiek Izraelis iki Kristaus gimimo matė ir stulbinančiai giedojo apie Dievo ištikimybę. Jūs įsivaizduojat? 2000 metų, dar kartą pakartosiu, išgirs, ką tu skaitai Senajame testamente. Tiek metų istorijos, tiek metų nuostabos Izraelio tautai kyla, nes Dievas ne tik skelbia, deklaruoja, jisai vykdo. Jisai, jeigu pasakė, kad jis yra ištikimas, jisai nemeluoja. Šventoji Faustina taip pat mus mokina per Adventą priartėti prie Dievo, apmastyti jo veikimą mano gyvenime ir nustebti jo veikimo bruožais, jo veikimo stiliumi. 180 numeris iš dienoraščio, galit pasiskaityti. Tai yra akimirka iš Advento, Šventos Faustinos Advento laikotarpio. Jis rašo, kad jos sieloje pabudo toks didžiulis Dievo ilgesys. Sako, jos dvasia veržiasi prie Dievo iš visų jėgų. Ir tuo laikotarpiu, Advento laikotarpiu, Dievas suteikia jai daug šviesos, kad pažintų jo bruožus. Ir tada vieną po kito Faustina išvardina Dievo bruožus, kurie kelia jai nuostabą, kurios Dievas pats jai apreiškia per maldą.
Dievas leido pažinti jo šventumą, toks didis, jog prieš jį dreba visos galybės ir viešpatystės. Tyrosios dvasios užsidengia veidus, ir pasineria į nepaliaujamą adoraciją. Vienintelis ir didžiausios jų pagarbos yra ženklas nuolatinė giesmė. Šventas, šventas, šventas. Faustinai kelia nuostabą Dievo šventumas. Dievas pats nori jai tai apreikšti, koks jis yra iš tiesų. Jeigu Izraelis atpažįsta Dievą kaip vaduotoją, Faustina jį atpažįsta kaip šventą, kur net tyriausios dvasios uždengia veidą prieš jį. Tokia tai didybė, toks tai grožis yra. Kitą pažinimą suteikia man Viešpats, tai jo teisingumas. Toks didis, visur prasiskverbiantis, kad pasiekia pačią daiktų esmę ir viskas jo akivaizdoje atsistoja grynoje tiesoje. Nieks negali atsilaikyti prieš jo teisingumą. Ir trečias bruožas yra meilė ir gailestingumas. Ir supratau, rašo Faustina, kad svarbiausioji bruožai yra meilė ir gailestingumas. Tai sieja kūrinį su kūrėju. Didžiausią meilę ir gailestingumo gelmę atpažįstu žodžio įsikūnijime, jo išgelbėjime. Ir čia pažinau, kad šis Dievo bruožas yra svarbiausias. Mielas broli ir sese, kviečiu per šį adventą tavęs sustoti ir taip pat paklausti, o kokią giesmę tu giedotum jam? Kas kelia nuostabą tau? Izraeliai 2000 metų kėlė Viešpaties ištikimybę, Viešpaties tesėjimą žodžio. Tai kėlė jiems nuostabą, jo apsauga. Faustinai kelia nuostabą jo šventumas, teisingumas ir meilė bei gailestingumas, kurią įvardina kaip aukščiausią savybę. Pasiimk šiandien kažkokį Dievo bruožą ir pradėk galvoti, kaip Dievas per tą bruožą reiškiasi tavo gyvenime, kaip pastebi jo veikimas tavo gyvenime, o gal nepastebi. Bet prašau šiandien savo mąstymo maldą, savo adoracijos maldą, vakaro maldą dar baig giesme. Giesme Dievui, kurioje tu jau nieko nebeprašysi, bet sakysi, ar tu esi nuostabiai šventas, ar tu esi teisingas teisėjas, o galbūt pasakysite, kaip tu myli mane, Dieve, kaip tu myli mane, koks tu nuostabus, ir pagiedosi jam taip, kaip mokė, bet prasižiok, pagiedok, nes jam tai tikrai vieninteliam verta giesmę giedoti.